Sveikos mielosios, sveikinuosi su jumis jau antrą kartą, čia PTP, pasidaryk tai pati grožio dienoraščiai ir aš Rimantė Kulvinskytė. Kadangi artėja festivaliai ir tikrai Lietuva jau tampa ne tik lietaus, bet ir festivalio kraštu, tai reikia kaip reikalas jiems pasiruošti. Ir pirmas dalykas, žinoma, patogus apavas, nes reiks trypti iki pat paryčių. Ir aš nusprendžiau atnaujinti savo šlepetes. Šliopkės, nežinau, tapkės, kaip jūs jas vadinasi, žodžiu, tai yra neatsiejamas vasaros atributas ir turbūt vienas patogiausių ir universaliausių apavų karščiausiam metų laikui. Tai nieko nelaukdama kimbu į darbą. Ir ko mums šiandien reikės? Tai tiesiog nei klijų, nei siūlų. Iš tikrųjų, aš pati kartais mėgstu patingėti ir mėgstu dalykus, kurie pasidaro greitai, be vos, tik su mažytėm mano pastangomis. Taigi šlepetės, kaip pasakyti, šalis, gali būti kaspinas, skara, žodžiu, dalykas, kuris yra gražus, bet kurį retai kada ryšite ant kaklo ir verčiau jūs kažkur tai jį geriau panaudotumėte. O geresnio būdo negu šis vargu ir sugalvosi. Taigi mes šiandien puošime šlepetes. Viskas prasidės nuo to, kad mes šalį turime išilgai padalinti į dvi dalis. Paprasčiausiai lenkite per pus ir kerpate. Šiaip šlepetes, jeigu neturite šalio, bet turite fantazijos ir turite karštų klijų pistoletą ar kažkas tai, kas jums padėtų greitai prilipinti, kaip sakyti, detalės, tai aš siūlyčiau, yra įvairiausių būdų puošti. Vienas iš jų yra, nežinau, gal mes pakalbėsime apie tai kitame video, bet siuvinėjimo siūlai. Kiekviena iš mūsų tikriausiai yra, jeigu ne mokykloje, bet ir dabar tai madinga dariusios vadinamasias draugystės apyrankės. Tai tuo pačiu principu apipinamos šlepetės. Naudojant šitos siūlus, galima jas apvynioti, galima klijuojant siūlą vynioti, galima apipinti, žiūrint, jeigu kokį talentą turite. Kitas variantas yra tiesiog, kaip mes darėme lankelį, taip pat šlepetes galima papuošti ir gėlėmis. Aš manau, čia tikrai jau pakankamai prabangus gautųsi apavas. Dar kitas variantas yra pamiltos ir atrastos iš naujo kniedės. Žinoma, aš kažkaip į kniedės aš esu mačiusi tokių variantų, bet aš į kniedės žiūriu šiek tiek skeptiškiau, nes baiminosi, kad nenutrintų kojų ir kažkaip tai sva. Ir kai rinksite šalį savo šlepetėm, turėkite omeny, kad jisai negali būti pernelyg siauras, nes apavas galiausiai pradės trinti. Tai va, perkirpau savo šalį į dvi dalis. Beje, nepaminėjau, kad prieš kirpdamos pasimatuokite, ar jums užteks ilgio norimam rezultatui pasiekti. Ką mes darom? Mes imame šlepetę ir pirmiausia taip lygiai perveriame per pirštą, išdaliname pusiau ir surišame. Šiaip užtenka vieno surišimo, kad būtų ir kur pirštui paskui lysti. Ir žodžiu, daugiau kaip ir nieko nereikia daryti. Užtenka tik tais apvynioti aplink vieną iš dirželių vieną pusę, o kita pusė. Žinoma, jeigu šalis yra pakankamai ilgas, galite dėti ir mazgelius, tada, kad gautųsi šitą storesnę virvutę. Man pasisekė, nes mano šalis yra beveik identiškos spalvos šlepetėm. Tai nieko, nežinau, dažyti nereikia, nors aš ir nemanau, kad tai būtina. Bet kokiu atveju pėda uždengia didžiąją dalį batų. Tai va, viena šlepetė jau beveik į pabaigą. Ta patį padarysime ir su antra. Aš kažkodėl, taip, ne kažkodėl, iš tikrųjų esu labai už ilgą daiktų gyvenimą ir jiem visą laiką suteikiu antrą šansą. Pagalvoju, kaip aš juos dar galėčiau panaudoti, kuo jie man dar galėtų pasitarnauti. Kažkaip prikelt naujam gyvenimui, manau, kad tai yra žymiai įdomiau, negu kad tiesiog nueiti parduotuvę ir nusipirkti kažką. Tai jau gali pasidžiaugti ir
Mums moterims tai ganėtinai svarbu, kad niekas panašaus dalyko neturėtų. Manau, kad tikrai suprantate, apie ką aš. Su šlepetėm labai svarbu, kad jos netrintų. Aš manau, kad kartais, jeigu kažkokį turėsite šilkininį šalį, kaip mano atveju, tai tikrai neįtrins kojos, kaip tik gal bus atvirkščiai malonu. Nes nieko nėra baisiau, kaip kokie aukštakulniai ir matai merginas susiveržusios, apsisukusios kojas, įsirėžia į blauzdas ir paskui vaikštai visą languotom blauzdom. Dabar aš aprišiu savo koją. Čia pernelyg elegantiškai dabar neatrodys. Parodysiu jums galutinį variantą. Pasimosikuosiu. Ir smagiausia tai, kad tokias šlepetes galite derinti prie jūsų, kaip pasakyti, apdaro, kokį turite. Jeigu, pavyzdžiui, ruošiatės į kokias vestuves, taip gal oficialiai daliai ir avėsit aukštakulnius, bet vakare, kai reikės šokti, todėl nenusipirkus kažkokio kaspino ar medžiagos ir nepasidarius šlepečių, kurios va šitaip elegantiškai atrodo. Aišku, čia kilnodamasi gal neatrodo pernelyg gracinga, bet galiu pasidžiaugti tikrai puikiu rezultatu. Tai tikiuosi pasinaudosit ir kada nors, kurią nors vasaros naktį, trypdamos festivalyje, prisiminsite mane. Tai ką, gero avėjimo, gero šlepečio atnaujinimo, mylėkit save ir atsiminkit, jeigu kas nors paklaus jūsų, kaip jums sekasi, nepamirškit pasakyti. Žinok, kaip išgražėjau. Iki kitų kartų.